Sveiki, šiandien su jumis būsiu aš, Tomas. Sveiki, būsiu ir aš, Karolis. Ir šiandien apžvelgsim Meduza RDTA kaitiklį. Tai manau, tada ilgai negaištam, pažiūrim, ar šis mažylis yra vertas dėmesio. Kaitiklį gaunam štai tokioj dėžutėj. Nusiimas skaidraus plastiko viršus. Turim pačią Meduzą. Čia atsidaro šitą skrinelę, tada randam 3-viename stiliaus atsuktuvėlį. Čia tada dar yra giliai paslėptas lobis tarpinių ir varžtelių. Ir taip tai viskas. Čia pačioje dar instrukcija. Skaitalų truputėlį. Skaitalų, žurnalas, prenumeruokit. Ja. Nu va, tai tiek. Pats skaitiklis atrodo štai taip. Pradedam tada nuo beveik viršaus. Štai turim viršų skaitiklio. Matot, vidus išgaubtas. Pagerina skonio perdavimą, orą šiek tiek sušvelnina. Šitas kandiklis atsisuka kažkada. Realiai, kam jį atsukinėti? Neįsivaizduoju. Tada štai čia yra mūsų visa bazė. Dabar jums reikėtų parodyti iš arti šitokį dalykėlį. Čia yra tokios dvi spynelės. Viena yra rodiklė ant šitos dalies ir apačioje yra spynelė, atrakinta arba užrakinta. Tai va, kai tiklis atsisuka ties atrakinta spynelė, turėtų nusiimti jo šitas visas viršus. Štai taip nusiima. Iš tikrųjų tai jis taip sunkiai nenusiima, bet aš jums paaiškinsiu, kodėl viskas tai dabar taip yra. Ir čia turim tada savo baką ir bazę. Baką tiesa sunku galbūt pamatyti, bet realiai kur ta juoda dalis, viduje yra bakas. Čia va visas yra skysčio talpykla. Tai va, dabar sudėsim tada vatą. Vatos mums reikės neįspūdingai daug. Ką mes padarom, atsimatuojam. Spiralių kaip sudėti nerodysim, nes Velocity stiliaus dekas tai visiems iki gyvo kaulo pažįstamas. Nemanau, kad kažką naujo pamatysit. Tikrai paprasta, bet jeigu pasakyti apie šiuo būtent postus skaitiklio, tai žiauriai kokybiški varžtai ir didelės skylės galima bet kokį įdėti kaitiklį. Koilą. Kaitiklį bet kokį. Bet kokį galim kaitiklį prisukti ant kaitiklio. Jo. Va čia yra didžiausias pliusas. Tai va, vatą susidedam panašiai štai taip, aš tai jos labai daug čia nepalieku. Tada turim va taip va tik taip čirkšt. Nes realiai kuo daugiau prikišit vatos, tuo mažiau tilps skysčio. Nu, ne visai taip, bet iš esmės jo. Nu va, tai va ta sudedama taip va, tada aš taip pradžiai dar sušlapinu, nes man šituose kaitikliuose patinka, kai būna viskas labai drėgna. Drėgna, gerai slysta, taip, kaip ruoniukas. Taip va, sušlapinu. Gerai sušlapinu. Ir tada čia. Kokia čia speciali rombo technologija. Čia kaip reikia, žinai, užsukinėti viską, tai aš ir vatą taip darau. Nu, iš esmės tai čia viskas labai, net nežinau, kodėl mes jums rodom, kaip tą vatą. Perkišam, nuleidom žemyn ir viskas. Jo, nukirpom, suleidom čia tos skylės tas ir viskas, nes čia taikyti nieko nėra ką, net nežinau, tas pats praktiškai kaip į dripkės. Bet realiai reiktų, kad nesiektų dugno. Tada... Jo, aš tai va, šitą norėjau paminėti, kad iki pat dugno visai jau tos vatos neleist. Taip va. Skystį tai čia galim irgi iš esmės pilt praktiškai va taip. Užpilam skysčio. Užpilam. Taip, tada aš dar padrėkinsiu tarpinį šitą. Paskui pasakysiu aš jums, kodėl ją padrėkinu. Nes tau patinka, kai viskas drėgna. Man patinka, kai viskas ruoniukas drėgna. Taip, tada mes pasukam šitą. Atitaikom tada, kad būtų oro padavimas šonuose. Turim dar reguliuojamą oro padavimą. Po 2 skyles, kurios uždarius kamerai reguliuojasi. Daugiau, mažiau.
pasukam šitą dalį, atitaikom, kur yra mūsų spiralė, užsidedam šitą, atitaikom, kiek norim oro. Nu, šiaip šito tai aš įprastai nenusukinėju. Kai čia žmatą nusuk driptipą. Iš vis nežinau, kodėl jis nusisuka, nu, bet viskas atrodo maždaug taip. Tai va, pažiūrėjom kaitiklį iš arčiau, sudėjom vatą, pažiūrėkim, kaip dabar jisai groja. Ir skonių ar daro sočiai? Pas mane 50 vatų, pas Karolį 65. 65. Nu, neblogai. Garo matėt neblogai. Taip, dabar manau tada pakalbėkim aplamai, kas yra tas RDTA. Tai turime čia dar porą tokių pavyzdukų. Vienas iš jų būtų tikriausiai jo visiems jau gerai žinomas. Čia aiškiau matosi, kas tai yra. Tai gal nuo pradžių pradedam iš vis, kas tai yra RDA. Tai RDA tai yra kaitiklis Rebuildable Dripper Atomizer. Jo. Tai va, tai yra lašinimo kaitiklis, ką tai reiškia, kad jis neturi bako skysčiui. Tai kaip tai suprast? Tai va, tuoj aš palaukit, jums atidarysiu jį gal kaip nors. Aš susisuksiu. Pasiduot gal. Tai esmė tokia, kad kaitiklis, kuris neturi bako, tai vadinasi jo visa jo bazė yra to pačiu ir bakas. Viskas viename. Realiai pats paprasčiausias turbūt, koks gali būti garinimo renginys. Nieko nėra. Nu, kas liečia kaitiklį, tai jo, va. Net pačią konstrukciją. Turim postus sudėt spiraliam, apačioj turim vietos sudėt vatą ir tiesiog ten lašinam skystį. Sulašinam skystį, kiek vata sugėrė, tiek mes to skysčio turim. Užsidedam top kepą, pagarinam, baigėsi skystis. Mažėja skonis. Jo, per patį viršų galim daugumoj RDA kaitiklių tiesiog skysčio užpylėm arba galim nusiimti, vėl užlašinti. Pliusai šito kaitiklio tai yra, kad jis yra labai lengvai paruošiamas, nes nereikia taikyti vatos, kad negaut sauso kažkur, kad jin ten nebėgtų, netekėtų. Labai ryškus skonis, įprastai daug garo galima sudėti milžinišką spiralę, sudėti yra labai paprasta, patogu. Daug aišku, kas su tais nesusidūrė, RDA kaitikliais nelabai mėgsta jų ir dar nemėgsta daug kas jų dėl to, kad jie turi tokį minusą su pratekėjimu. Tai pratekėjimo problema yra dėl to, kad kai nėra jokio bako, skystis yra tiesiog dėkė, per oro padavimą, tarkim, pavertus ant šono, viskas gali išbėgti. Tiesiog reiktų kaitiklio arba jį nešiotis, arba kai vata yra sausai išgarintas skystis, tada paversti, realiai nieks negali išbėgti, nes ten nieko ir nėra. Jo, bet vat užlašinus jau jisai skirtas yra stačioje pozicijoje visą laiką laikyti. Nu, pagrindė, tai toks vat yra jo naudojimo būdas. Kitas dalykas, pasibaigus skysčiui, nu jisai neturi didelio bako, kadangi jokio, tai kiek mes to skysčio užlašinam, įprastai ten 15-20 patraukimų reikia lašinti vėl. Taip, tarkim, jau kokiu automobiliu važiuojant, tai yra didelis minusas, nes jeigu mes neturim kažkokio specialaus įrenginio užpilinėti kaitiklį, tiesiog užsilašinam, tolimesniai kelioniai mums reikia vėl lašinti. Tai dar kai tie RDA kaitikliai, kurie galima tiesiog per viršų skysčio pilt, dar sakykim, nu irgi ten kažkur gali patogiau, jeigu bet patogu buteliuką turi, reikia įminėti viršų, užpilt skysčio, reikia pažiūrėti, kad neperpiltum, nes nėra jokio kažkokio bako, iki kur reikia dapilt, viskas gali plaukti vietoj. Tai va toks va būna labai jo nepatogumas. Ir tada pradėjo daryti gamintojai va tokį kaitiklį, kaip kad RDA kaitiklis, funkcijos visos savybės jo išlieka kaip RDA, tik jis dar turi apačioj baką. Jisai turi baką ir visi šitie pliusai ateina pas mus be to pagrindinio minuso su skysčio užpildymu dažnai. Nes yra bakas, įleidžiam vatą ir mes mėgomės RDA kaitikliu, o apačioj turim skysčio rezervuarą ir mums to skysčio tada jau šitas visas minusas dėl pildymo lieka kažkur labai toli pašoniai. Tai va dėl ko mes rodom šitą kaitikliuką, čia yra Enjoy Limitless Plus, labai neblogas irgi kaitikliukas, dėl to, kad čia labai aiškiai matosi sistema. Kaitiklis, bakas. Čia yra viskas lygiai tas pats, tik tiek, kad apačioj bakas yra nestiklinis ir kaitiklis yra gerokai bakas mažesnės talpos ir šitą pažiūrėjus nepasakytum, kad čia yra RDTA. Jo, ir šiaip čia telpa labai šitame apie 6 mm, mililitrus, jei gerai atsimenu, šitame 3. Tai, nu, dydžio palyginus, tai labai nebloga talpa. Tai va, tai šitas kaitiklis taipogi yra RDTA, tai reiškia, kad jisai yra RDA kaitiklis, o apačioj turi baką, kaip matėt jau iš arti, bakas susipildo ir mes turime rezervuarą skysčio, todėl galim mėgautis RDA kaitiklio privalumais, turėdami apačioj pakankamai prisipylę skysčio ir nedalašinėti jo kas ten 15-20 minučių.
Tai va, apie šitą trumpai aptarėm, dar padarysim kažkada video gerokai samesnį apie visą tai, kaip juos paruošti, kuo jie skiriasi ir taip toliau. Tam kartui dabar tada grįžtam prie medūzos. Tai manau, pradėkim tada nuo minusų. Kaip visada. Šau. Man pats pirmas ir pats didžiausias minusas tai yra tas, kad šis skaitiklis labai įkaista. Ypač sudėjus didesnius koilus, o kaip aš turiu eilę nusisukęs, tai tikrai užkaista ir tikrai nėra malonu garint. Ilgiau, chain vapint. Dabar tas keitimas dėl ko atsiranda, dėl to, kad keitiklis yra pats labai trumpas, jis yra visas metalinis, spiralės yra labai arti visur. Nu, dėl to mes gaunam žiauriai gerą skonį, bet ir čia tai prie pliusų. Tačiau jo, jis visas kaista ir tada jo atsiranda minusas, va šitas visas geltonas daiktas viršui, kurį aš kandikliu vadinti kažkaip nelabai ir norėčiau. Net atskiro tokio pavadinimo kažkokio reikėtų toks. Jis kaip ir atlieka kandiklio nei top kepas, nei kandiklis, net nežinia kas čia. Jis labai trumpas. Labai trumpas. O trumpi dalykai niekam nepatinka. Paklauskit žmonos, savo panelės. Šitas dalykas, kada yra labai trumpas, mes lūpas glaudžiam prie metalo, kai tiklis įkaitęs. Automatiškai. Žiauriai nemalonu. Žiauriai nemalonu. Ir va, čia būtų didžiausias skaitiklio minusas. Šiaip statosi čia 50 kandiklis, bet Vėl, arba labai stipriai įsispraudžia ir tada sumažina orą ir realiai įmanoma dėti kitą 50 kandiklį, bet nėra patogu. Tai va, ir gaunasi, kad čia yra didžiausias skaitiklio minusas, kas man iš tikrųjų pirmą kartą jau paėmus jį atrodė labai fainai, nes jisai žemas, bet nelabai man patiko. Bet realiai problemai sprendžiama labai paprastai, reiktų tiesiog gamintojai galbūt galėtų išleisti naują. Jo, galbūt dėl to padarė jį užsukamą, kad galbūt išeis kažkoks. Galbūt yra ateities planai tokie. Arba galima naudoti su 50 kandikliu. Dvigubai ilgesnis būtų ir keitimo problema dingsta, tegul visas skaitiklis savo kaista, o lūpam bus viskas patogu. Aš, pavyzdžiui, šitą bėdą sprendžiau taip, pas mane, pavyzdžiui, koilai, pažiūrėkit, matėt ir kada vatą dėjau. Tikrai nedideli maži stagerėt, fuzet klaptuniukai. Tiesiog, jeigu sulygint, mažiukai, jo, ir dabar Karolis parodys savo. Su dideliais koilais, šiaip bazė didelė, tikrai galima dėti gerokai didesnius koilus, bet jie tada stipriai kaista. Tai jeigu norim šito kaitimo išvengti, deda mažesnius koilus. 50 vatų, 0,3 varža, gara va. $50 vatų garo, bet skonis, čia vėl prie pliusų. Garo matot patys, tik pas Karolį labai dideli koilai ir jie kaista, daug vatų reikalauja kaista, tai va šita vieta tokia. Daug labai toks algin, 65 vatai, tai irgi dar galim sakyti, kad ne 150. Jo. Ir kitas dalykas tada būtų dar prie minusiukų, apart šito, sakykim šitas vėl, su juo galima susigyventi. Kitas dalykas būtų tarpinių laisvumas. Man nelabai patiko tarpinių laisvumas, sakykim jau aš 3 betarkių modą, dar nėra visai sudriekę, dar galima pakelti. Bet kada būna, dažnai mes nuiminėjom šitą viršų patį. Sudrieksta labai tarpinė, jisai labai lengvai nusijima. Kitas minusas būtų šitas žiedas, lygiai taip pat irgi ant tos tarpinės jisai labai lengvai sukinėjasi. Bet šitam yra sprendimas ir šitam yra sprendimas. Viršutinio to, aš asmeniškai nenuiminėjau. Aš irgi ne. Kai nenuiminėjai, sausą sudėdi, jisai labai sklandžiai važinėja, orą pasireguliuoti. Šitas yra komplekte tarpinės ir yra kelios. Čia yra tiek didesnės. Daug, jo. Ir yra vienos tokios didelės plonos ir yra vienos tokios didelės ir storesnės. Tai čia gamykliškai būna uždėta tokia plona. Tai mes tą ploną nuimam ir uždedam tą storesnę ir tada tavo viršutinė dalis, štai čia ta tarpinė turėtų pasikeisti. Jinai labai standžiai važinėja. Ir problema visiškai tada dingsta, tikrai gerai laikosi. Standžiai važinėja, jinai kol yra sausa, sudrėksta skysčių kaitiklis, pasipriešinimas idealus. Tai va, kitas tada dar minusiukas būna, jeigu mes jį taip biškį padarinėjom, pavažinėjom, jisai šiek tiek padrėksta. Mano dabar ranka tokia biškį skistinuota. Bet šito neišvengs, nes realiai ta glaudžiasi prie tarpinių, pats bakas verčiantis irgi kyla, kad skystis susigertų, tai kaip ir toks minusas, bet jisai, kaip nėra, kad toks labai erzinantis. Jo, sakykim, paminėt man verta, bet tai nėra tikrai jau. Kitas, toks, pavyzdžiui, kas man kartais būna, kad erzina, tai ta realiai, kur yra spinelė, aš dabar vėlės. Nematau. Juodas skaitiklis ir juoda spinelė ir tiesiog sunku pastebėti, kada jis užrakintas, kada atrakintas. Jo, nes, ant sidabrinio skaitiklio gal dar ne taip, bet ant juodo čia ir šiaip apačia ta visa yra graviruota, to medūzom. Tom kažkokiais ten tais hieroglifais, tai labai prastai. Tiesiog galėtų sidabrinės spalvos būti spinelė, būtų
Iškart matyti. Vėlgi, šitą Aišku, nekrenta į akis. aš abejau, taip, yra čia viskas labai paprasta. Kada oro padavimas yra ties mūsų postų šonais, tada jisai atsidaro. Tiesiog pasukinėti, pajausti, nes kadangi... Kad būtų ties šituo ir jisai nusiima. Nereikia žiūrėti. Aš ką tik pasikeičiau tarpinę, tai mano darbos pasukti ir nereiktų susišlapinti. Užsidedant, jisai tada viskas nenusimauna, tik nėra padėties, kad jis kažkur tiksliai fiksuotųsi, jisai sukasi ratu. Tai čia vėlgi minėsim prie pliusų, kodėl tai yra gerai. Tai va, tas, vėlgi, nuėmimas tas toks nei pliusas, nei minusas, sakykime, tos spynelės galėtų būti ryškesnės, bet, vėlgi, pasukam tiesiai ties postų ir nusiima. Labai viskas čia yra iš tikrųjų paprasta. Tik tiek, kad, kas, sakykime, nenori gaudyti, galėtų ta spynelė būti kiek ryškesnė. Dar iš tų minusų, tai, ką žinau, mano minusų arsenalas baigėsi. Mano tiek irgi. Pradedam nuo pliusų. Garo kiekis, parodom Karolai, man patinka gal šitą kiekį. Garo kiekis, žiauriai geras. O, kaip tokiam mažučiai RDT, tai žiauriai geras garo kiekis, skonis irgi puikus. Jo, garo kiekis, skonis. Viršui, kur matėt, yra tas visas jau topkepas jo. Išgaubtas. Jisai sušvelnina orą ir paduoda kaitikliui, leidžia labiau išgauti stipresnį skonį. Tai skonis už to kaitiklių, kokias spiralės bedėsi, didesnės, mažesnės, paprastas, suktas, pintas, kvadratinės, su visomis. Su visomis tikrai geras ir visas tikrai sutalpinsit, nes postai, kaip ir minėjom, žiauriai geri. Kitas dalykas – dekas. Dekas didelis. Galima įdėti didelės spiralės, bet vėl aš, sakykime, rekomenduočiau kiek smulkesnės. Tačiau taip padaryti galimybė yra ir deko dar vienas didžiulis pliusas yra varžtai. Karščių, grūdinti varžtai, pamėlynavę, žiauriai tvirti. Aš bandžiau prasukti, tikrai bandžiau prasukti, išbandyti kiek laikys, neprasukau tiesiog. Susidėjau koilus, užveržiau, prakaitinau ir dar vežiau iš visų jėgų, niekaip. Aš irgi bandžiau ne vieną spiralę įdėti ir vienokią, ir didesnę, ir mažesnę, ir aukštesnę, ir platesnę. Jis šitas jau matė visokių dalykų. Ant kitų RDTA tipo kaitiklių pasitaikanti problema, kad jeigu dažnai mėgsti keistis bildus, kad varžtai labai greit susitėvi ir paskui tiesiog reikia arba ieškoti pirkti kitų, arba kaitiklis eina į pavėsį. Jo, dėl to aš irgi šitų šešiakampių varžtukų šiaip nesu didelis gerbėjas, nes jie būna prašoka ir tada varžtukų jamen ir būna, kada jisai praslysta užveržus, tai tada irgi reikia pažaisti, kol atsuki. Tai va čia šitos bėdos, asmeniškai aš dar varštelių mes gaunam atsarginių tokių pačių berods 4, bet tai jei ir nutiktų, man atrodo, kad jų nelabai ir prireiks, nebent jau ten nežinau, ką jūs ten kalsit atsisėdę tą atsuktuvą įstatę. Bet tai čia jau, tikiuosi, kad taip nedarykite. Kitas pliusas tada būtų, šitas vėlgi, kaitiklio sandara, viršus nusiima, užpildyti galima net realiai, bako aišku neužpildysim, bet galima naudoti kaip perda, jeigu nepatinka užsipildyti baką. Tiesiog net nebūtina ir nuimti jo, galima dripinti tiesiai per viršų. Jo, bet tada gali gauti biškį spidbeko. Tai jau paskui įnaudojus daugiau, žinai, kaip pripranti, žinai, kiek reikia, kelis lašus per viršų, viskas. Jeigu, pavyzdžiui, kažkur nori, arba taip pat vairuoji, nes vairuojant užpildyti šito kaitiklio baką yra tikrai sudėtinga. Bet jeigu važiuoji, sustoji raudoną degą arba šiaip sustoji ir nori tiesiog greitai kelis lašus ir 10-15 įtraukimų tikrai pakaks. Tik vėl, tai tada jau jisai toks kaip RDA, bet tai vėlgi yra galimybė to padaryti, o sakykime, tarkim, šitam kaitiklį, asmeniškai man nelabai sekėsi su tokiu variantu užpildymo. Tarkim, važiuoti. Išspręstus tokias bėdas, universalumą jisai turi. Jo. Bako užpildymas, vėl tas viršuks pasikelia, vatos iki pat apačios neleiskit, nes būna tada vieną pusę pili ir ta vata ten kyla, o kitur nesubėga. Tai kad truputį vata būtų pakelta per porą milimetrų bent, pilam skystį ir jisai po visą baką pasiskirsto. Tiesiog galima arba į tarpelį pilt, arba ant viršaus pilt, arba gražiai nubėgs. Jo, matėte, aš irgi tiesiog ant viršaus viskas nubėga gražiai, vata sugeria skystį. Skysčio gerimas super ir bandžiau aš ir platesnės spiralės, 3,5 mm, 4 nedėjau, o dabar 2,5 dėjau, biškį man tokie slabnoki, čia dabar 3 mm. Aš 3 irgi sėdėjęs, taip pats tas. Idealiai. Jokio prabėgimo kažkokio, jokio sauso, vata pastoviai šlapia, drėgna. Sauso man ne vieno nebuvo, kiek garinį žiūri, kad viskas šitvarkuoja visą laiką šlapia.
Tai sausą gausiu jo, nebent jeigu labai jau visai tuščią garinsit, tai tada jo. Dar va tada prie minusiukų paminėt, vėl pliusas minusas bakas metalinis, nesimato kiek to skysčio. Bet realiai vis tiek šitas skaitiklis, aš manau, labiau skirtas yra žmonėm, kurie šiek tiek... Įgudė garinto yra ir tiesiog jauti, kada nėra skysčio. Pajausit. Pradeda silpnėti skonis ir jau toj bus sausas ir tiesiog... Galų gale be didelių problemų galima tiesiog nusimti viršų ir pasižiūrėti. Jeigu matot, kad vata jau apysausė, paverčiat ir jinai nepadrėksna, reiškia jau reikėtų užsipildyti. Kitas dalykas, galima atsukti ir pasižiūrėti. Tai labai nesudėtinga. Pildyti reikia atsargiai neperpilti. Aš kai tik gavau šį kaitiklį, susirinkau, susidėjau spiralę, susidėjau vatą, skysčio pilu, žiūriu, dar tilpo, tik tais viršutinę dalį uždėjau ir viskas per kraštus. Įsileidžia, kai matėt, buvau nuėmęs tą viršų. Jo, tai va ten yra tokia kailupytė, kuri įsileidžia, per tarpinę reikia palikti vietos, kad įeitų viršutinė dalis kaitiklį. Nes jinai kaip įkrenta ir tada viskas būna, kad prabėga. Tai va, talpa kaitiklio, skysčio aš tikrai nepritrūkstu su juo niekada, atrodo 3 ml nėra daug, bet, žinokit, garinį. Kaip tikrai yra, tas skysčio taip yra. Jo, vakar vakare atsimenu, nusipildžiau vatą pasikeitęs, tai šiandien, nežinau, kiek aš čia atvažiuojant, nežinau, žinokit, daug įtraukimų padariau, dinamodas neskaičiuoju jų, bet daug. Kas čia dar iš tų pliusiukų būtų? Šiaip ir turbūt viską išvarinom, aš manau, kad pliusai tai geras skonis, gera surinkimo kokybė, kaip pasikeitė tarpinės. Dar aš vieną dalykėlį norėčiau paminėti irgi prie pliusų, tai būtų šitas viršus, kada jisai sukiojasi. Tai vėlgi, oro yra 2 tokie variantai, 2 tos skylės. Jeigu mes dedam trumpesnį koilą, pusę užsukam ir šitą visą žiedą galim pareguliuoti pagal koilą, kad vis tiek būtų į centrą. Kad jisai būtų į koilo centrą. Tai, sakykime, labai irgi yra patogu, turim ilgesnę spiralę pasistatom, kad apžiotų tos skylės. Visą spiralę ilgą, turi mažesnę, pasukam visą tą šoną, kad jisai vėl per vidurį atsistotų. Tai toks labai universalus vėlgi dėl tų spiralių. Tiek didesnės, tiek mažesnės galima sudėti. Kitas tada vėl dar būtų dalykas, tai ką aš čia žadėjau sakyti. Minusiukas dar vienas užmiršau paminėti, nėra single coil galimybės, nėra vienos spiralės galimybės. Tai toks... man šiek tiek minusas, bet šiaip kaitiklis, nežinau, 2 spiralėm. Man asmeniškai tokio minuso nėra, kai aš RDA tipo kaitiklius mėgstu naudoti su 2 spiralėm, tai man čia ne bėda. Aš tiesiog paminėjau, kad nėra tai, kas mėgstat vieną koilą naudoti, tai jau nepaeis jo. Tai va, tam kart tada manau tiek, kaitikliukas tikrai, kas mėgstat RDTA ir mėgstat ypač žemesnio profilio kaitiklius, žiauriai rekomenduoju išbandyti. Su tuo kandikliu tikrai susigyvensit, manau. Man iš pradžių irgi buvo labai nepatiko, dabar tikrai kaitiklį naudoju dažnai. Atperka viskas skonis ir tas visas jo, dizainas. Žiauriai viską atperka, taip kad tą kandiklį, manau, įspręs, o jeigu negalit statyti savo 50. Lūpos susigrūdins ir prasit prie karščio. Arba užaugs ant lūpos kas nors ir bus nebaisu tada. Tai va, tam kart tada tiek. Prenumeruokit mus YouTube'ai, būtinai, čia kairėje ar dešinėje kažkur apačioje yra mygtukas toks, tai paspauskit, jeigu dar nesat paspaudę būtinai. Slankykit Facebook'o grupiai. Būtinai taipogi nuorodą apačioje, Instagramą mūsų pažiūrėkit, ten irgi gražių visai kadrų pagauta turim. Tai va, kas čia dar tada, tam kart tiek tada, komentuokit, ką norit pamatyti sekančiam kartui, ką norit pamatyti galbūt dar sekančiam kartui, šiaip gal norit kažką pamatyti, galbūt kažko nenorit. Tai ar kažkas netiko, pasisakyti, kad negerai. Jo. Jeigu tai turi, tai labai tada ne, bet biški jo galit. Tai va, tai tada tam kartui tiek, gero jums garo, mes su Karoliu toliau mėgausimės iš tų kaitiklių.